kompanija VMV pristato siaubingai trumpą dokumentinį filmą Ne penktadienis ir ne 13. Prieš maždaug 50 metų šioje mokykloje dėl mums ekspertams neaiškios priežasties dingo visi mokiniai. Ir tik vienas kvailelis Zigmas, kuris tą rytą vedė močiutę į polikliniką, liko gyvas. Ir nieko nenutuokdamas, tą nelemtą popietę atėjo į mokyklą. Nuo to laiko jos siela blaškosi palėpėje, ieškodama ramybės. Tai jum daėjo, kurie muktai neleidžia palėpę. Ne? Nedaėjo?